tu. Normaliokas, Juliukas. Kiek? Parduok taip, kad nei manęs, nei savęs nenuskriaustum. Julinka, jūs ką? Kaip aš moterį galiu nuskriausti? Aš tiesiog apie tai, kad aš neturiu dabar grynų. Gerai, aš tau paliksiu. Aš tavim pasitikiu. Ačiū, Julička, ačiū. Aš irgi dėl jūsų viską galėsiu padaryti. Net vaiką. Kiek laukti? 9 mėnesius. Jumoras. Diena 2. Gerai. Kaip jūs gyvojat, taip gražiai atrodot. Su kuo dabar, kaip sakosi, savo širdies paslaptimis dalinatės? Su to pačiu. Aš vis Gabriką prisimenu. Kokie laikai buvo. Per brytvą vaikščiojom. Jisgi čia mane net grohint norėjo. Primeskit, Julička, o ten Rusijai, jomajo, stovim, reiškia, viens į kitą taikomės. Ir aš matau, okytės jų. Geras, kapiec. Jis nenori išakt. Gyvenimas verčia. Kaip sakosi, gėris laimėjo. Ačiū Dievui. O Mirkintas gerti pradėjo. Geria? Pila juodai. Čia pas tave labai nejauku. Kodėl? Bloga energija. Čia buvo nužudytas žmogus. Julička, ką jūs su tuo savo Mirkintu gyvent pradėjot ir tų kriminalinių chronikų prisitraukėt? Žmogus, čiūš, sabačiai, pasidėsiu. Гришаня? Сука! 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 Говорил, ты нас нарутил! Падла tu! Сука! Ji klastinga kaip gyvatė.
viską žino, viską matė. Gerai, tai susitinkam ten pat, kaip visada. Būsiu už valandos. Ok, sutarim. Kas skambino? Ai, mentas. Turbūt kokių šūdą nori parduoti. Ta prasme, konfiskuotų narkotikų? Nu tai, ką daugiau. Iš kažko atėmė turbūt. Kažkas pastukačina, nuvažiuoja, paima. Taip jie ir gyvena. Niekam nepasiskusi. Piu, kad tik ne man taip. Tave ir taip jau apgavo. 60 gabalų paimti. Nesąmonė. Aš šito nepaliksiu taip. Ai, baig. Geriau nebeturėkim reikalų su ta prokurorė. Pasakok, kas ten sodyboje, kas ten šaudė. Nežinau. Tai jau viskas baigta ar dar ne? Ne, manau, kad čia viskas dar tik prasideda. Labas rytas. Labą, vėluoji. Buvau ligoniniai pas Mangirdą Sutku. Nu ir kaip jie? Atsigavo. Sutikau ir Liepą Vitkutę. Geriau atrodo. Sutkus turi kokių pretenzijų? Ne. Pasirodo, nežino, kas užpuolė, tyrimo nenori, nes atseit sveikatai žala nedidelė. Čia Sutkaus parodymai apie tai, ką jis veikia įvykio vietoj. Pasirodo, jis stebėjo, ar jo seni draugai nėra susijęs su vakarėlio dalyviais. Keista versija. Nu, tą patį kalba ir Liepa Vitkutė. Nieko, nebe mūsų rūpestis. Tegu 6 valdyba rūpinasi. Koks jis? Taip. Kokia kaina? Minus 30 nueinamas. Čia 70 už gramą. Mes dar 10. Klausyk, neišnaglėk, užmiršai, kieno dėka laisvėsi. Nuneš iš vienos vietos į kitą ir šiam gabalų pasidarys. Gerai. Koks grynumas? Nežinau, turbūt geras. Gerai. Patikrinsim. Tikrink. Ух ты! Блин. Darova, Hardinandesimo. Kaip kur? Mieste. O kaip dėl Benios? Kas nors paaiškėjo? Dėl Beniukos taip. Noricolka Borisolka. Jie varo pro visus galus, nu, ta prasme, taškus, nu, ir tai ar kitą, kur šitas Beniuka būdavo. Reiškia, nu, ir jeigu jisai Lietuvoj, tai iki vakaro atsiras.
Jei ką sužinosi, skambink. Palaikom ryšį. Ką čia darai? Su Šramu kalbėjau. Ne, aš ne apie tai. Nu, taigi žadėjai nerūkyti. Va. Buvo paskutinė. Tai rado Benę? Ne, bet jeigu jis Lietuvoje, tai iki vakaro ras. Žinai, pagalvojau, gal nuvarom pas mano tėvus, aplankysim. Labai reikia. O kas? Ai, nežinau, kažkaip aš nelabai jauku važiuoti. Aš nežinau, ką tams tam papasakai. Nieko aš jiem nepasakau. Bet to nenorėjau motinos liūdinti. Taigi žinai, kaip tu jai patinki. Pakviesim Kanarskį, tavo mamą. Supažindinsim. Laikas? Tai tokią didelę tusovkę čia darysi? Ne, kodėl didelė? Kodėl didelė? Nu gerai. Bet tada turim nuvažiuoti gėlių paimti tavo mamą. Gerai, nuvažiuosim. O tu pasuk savo mamai, paklaus, kokie planai pas ją. Tikrai važiuojam. Nu taigi apsidžiaugs tėvai. Bet to supras, kad mes dabar jau amžinai kartu. Ne? Jo. Per amžių sami. Gražu čia. Violetinė. Skiestas? Dar ir kaip. Primaišyti, pelė kiek sodos. Fufločia netavaras. Gerai, nuleisiu kainą. Nereikia, ačiū, nenoriu šito šūdo. Per pusę nuleisiu. Tu žinai, kiek laiko praeis, kol aš nuo sodos atskėsiu. Gerai. Pasveriam ir už pusę kainos. Už pusę. Ir kas galėjo pagalvoti, kad skiestas? Gerai, kad dar su soda. Soda geriau tirpsta vandenį. Tai bent kažkiek bus galima atfiltruoti. O tai gal praskėsk su grynu? Iš viskam stumdėt blogą. Nesąmonė. Gerai. Dar vienas reikalas. Aš kai buvau uždarytas, mano draugė susitiko su prokurorė Dovydaitytė ir sumokėjo jai daug pinigų už mano paleidimą. Reikalas tas, kad jinai su mano paleidimu nieko bendro neturėjo. Dovilė Dovydaitytė prašė pinigų. Tai taip, ne tik prašė, paėmė. Šiam gabalų, už tai, kad nevakasti paleist. Negaliu patikėti. Kur rytasi pasaulis? Ką? Nu, gal visada ir ėmė tos kyšius. Nu, tiesiog dorų pareigūno įvaizdį palaikė. Čia žinai, kaip ir mes. Ką? Apie save kalbėk. Ką? Aš esu Simonas Šarkys, doras pareigūnas. Taip, nu. Taip, doras, aišku, kad doras. Žiūrėk, gal gali paleisti mane, ką iš darbo, man taip prastai kažkaip jaučiuosi šiandien. Tai skambinu narkologui. Nu, ne dėl to, nu, su skrandžiu problemus, tiesiog buvau Smolininkose pas tėvus, voveruškų pasismožinom, tai
Ne? Arvidui linkėjimai. Perduos. Tai gerai, varyk, aš tvarkysiu. Aš įsiaiškinsiu, kasgi su mūsų ta Dovilė atsitiko. Gerai, ačiū tau. Merkintai. Alkoholis tavo brolis. Nikotinas. Vitaminas. Klausyk, nedaryk spaudimo, gerai? Sveikas. Gali kalbėti. Noriu susitikti. Kaip visada. Taip pat čia vietą. Po darbo iki. Na kaip? Gražios. Manau, tavo mamai patiks. Tik šampano dar nepaėmėm. Tai bus parduotuvė pakeliui, tai sustosiu. Laukiškim. Man truputėlį nejauku, jeigu jie pradės klausinėti apie mus, dėl ko mes išsiskyrėm. Neklausinės. Nu gerai, o dėl ko tu sakai, mes išsiskyrėm? Aš tave palikau. Pamiršk, neklausinės tokių dalykų. Džiaugsis, kad mes kartu ir tiek. Gerai.